Labas vakaras, gerbiami tėveliai, labai malonu jūs matyti čia, visus susirinkusius. Ir labai malonu, kad jūs domite savo vaikų ateitimi, ne tik pasyviai, taip, bet ir aktyviai ateidami čia sužinoti daugiau žinių. Ir iš tikrųjų mano pranešimas prates prieš tai buvusi pranešimą, nes aš ir tuos pačius dalykus pasižiūrėsiu iš ekonominės pusės, apie tai, ką kalba ekonomistai, taip, tą kryptim. Tai visų pirma, mes, kai norim pamatyti labai toliai ateitį, 2030 metus, ar yra čia tėvelio, kurių vaikai yra nuo 0, ką tik gimė, iki 7 metų, mokyklinukai. Super, gerai. Tai reiškia, jūsų vaikai darbo rinką ateis tai 2035 metais. Taip? Ar yra tėvelio, kurių vaikai yra mokykloje, tai reiškia nuo 7 iki 17. Tai reiškia, jie darbo rinkoje bus, maždaug, jeigu greitai baigs mokyklą, tai 2020 arba 2030 metais. Taip? Ar yra tėvelio, kurių vaikai jau beveik baigė mokyklą, yra 12 klasėje? Yra vienas, daugiau. Taip? Tai jeigu stos į universitetą, tai darbo rinka, tarkime, skaičiuojam, kad ateis 20 metais dar po 4 metų. Taip? Tai kogi reikia išmokti, kad labai pataikyti, kur ten ateiti, kur bus paklausa. Taip? Tai visi ekonomistai bando žiūrėti į ateitį. Aišku, mes jokių stebuklingų rutulio neturim, tos ateities nematom, bet mes galim kažką tai pamatyti, kažkokias tai tendencijas. Tai jeigu pažiūrėsime ekraną, ar matome kokį nors paveiksliuką, kas nors ar matom? Juodos baltos dėmės. Taip, tai jeigu nuspręsim, kad juodos dėmės tas, kurias mes kažką tai žinom, baltos dėmės, kurių mes nežinom, bet iš tų dėmių gali susidaryti tam tikras paveiksliukas, jeigu mes žinotume, kaip į jį žiūrėti. Taip. Aš prieš 15 metų gavau tokią nuotraukytę, ar koks nors matė tokią. Taip. Man gydytoja pasakė, žiūrėkit, čia tikrai bus berniukas. Mes su vyru nebūtų negydytoja, aš vyrui atnešiau, mes labai ilgai žiūrėjom, bet tik tai po 3 mėnesių patikėjom, kad tikrai bus berniukas. Berniukui sukako jau 14 metų, vėl kai dukrą gimdžiau, dar nebuvo tokių priemonių. Bet iš tikrųjų mes nematom, jeigu mes neturim tam tikrų žinių. Tai mokslininkai, ekonomistai atlieka tam tikrus tyrimus ir vieno tyrimo rezultatus, tai Ernst & Young padarė, jie 2015 metais išleido savo tokią tyrimo ataskaitą, apžvelgė kitų ekonomistų tyrimus, taip, ir nusprendė, kokios pagrindinės išskyrė 6 pagrindinės pokyčių kryptis, taip, kur keliaus rinka. Ar kas nors galėtų atspėti pirmą tendenciją, megatrendą? Kaip? Super, labai gerai. Taip, tai skaitmeninė ateitis. Taip, prognozuojama, kad po 15 metų, 2030 metais, maždaug bus interneto vartotojų apie 5 milijonus. Apie 80 milijonų išmaniųjų įrenginių bus sujungta į bendrą internetinį tinklą. Taip, atsiras vis labiau mes naudosimės debesų technologijomis, atsiras labai paklausa didelių duomenų analitikai. Taip. Apie 47% darbo vietų bus automatizuota, taip, skaitmenizuota ir automatizuota. Ir visa tai lyg tai neša tokias teigiamas tendencijas, bet tai taip pat neša ir neigiamas tendencijas. Manoma, kad skaitmenizacija 2030 metais skaitmeninių nusikaltimų bus padaryta nuostolių jie bus įvertinti apie $500 milijonų per metus. Bet yra ir antra tendencija, kur taip pat ir veikia ir ta taip vadinama digitalizacija. Taip pavadinčiau ją verslininkystė arba verslumas arba taip vadinama antreprenerystė. Ką tai reiškia? Kad ekonomika pasislenka nuo didžiulių korporacijų prie kito visiškai megatrendo, kitos visiškai ateities solo entrepreneurship. Taip, kai bus vienas žmogus, kuria verslą, tai greičiausiai tas verslas bus internetinis, digitalizuotas, taip, ir jisai pats gali tą verslą valdyti. Tai
verslumo indeksas skirtingose šalyse jisai visiškai pasikeis ir jeigu, tarkime, 2030 metais prognozuojama, kad Europoje verslumo indeksas sieks tik 8% visų gyventojų užsiims verslu, tai Afrikoje verslumo indeksas bus 27%. Taip, didžiausia dalis verslininkų bus, pavyzdžiui, Kinijoje 57% tokių verslininkų bus gyventojų ir jų amžius bus nuo 20 iki 40 metų, ta prasme labai jauni žmonės. Taip pat į verslumą labai įsijungs, kaip minėjau, Kinija, Indija ir Azijos šalys. Didžioji dalis verslų reikalingų pinigų bus skolinamasi ne iš banko ar sukūrima per taip vadinamus mikrofinansus arba minios skolinimasi, ta crowdfunding, visiškai kita tendencija atsiranda, o tai trečia tos megatrendas patvirtina trečią megatrendą, rinka tampa globali. Ir jeigu mes palygintume, kad 1995 metais globalių verslų buvo tik tai apie 10% pasaulyje. Tai prognozuojama, kad 2030 metais globalių verslų bus apie 2/3 viso pasaulio sukuriamo BVP. Taip pat globali rinka leidžia laisviau prieiti prie įvairių išteklių ir ne tik tai prie gamtinių išteklių, bet ir, pavyzdžiui, prie darbo jėgos išteklių. Taip, tai galima bus ir visiškai tai kaip keis supratimą apie darbo vietas. Taip, darbo vietos bus prieinamos visame pasaulyje ir mes galėsim dirbti visam pasauliu. Apie 60% pasaulio BVP bus sukuriama iš greitai augančių rinkų. Taip, tik tai 20% pasaulio žmonių turės 60% reikalingų gebėjimų rinkai, o tai skatins labai didelę konkurenciją tarp talentų, nes ateina greitai augančiuose pasaulyje, ateina labai jaunų žmonių karta ir jų bus apie 60%. Ir ketvirtoji tendencija tai urbanizacija. Apie 60% pasaulio gyventojų 2030 metais gyvens miestuose. Pats miestas taps kaip vienas iš ekonomikos dalyvių, kaip vienas iš vartotojų. Taip? Miestai sukurs apie 61% viso pasaulio BVP. Tarkim, Afrikoje miestuose 90% miesto gyventojų bus, kaip vaikai pavadinti, nuo 0 iki 14 metų. 90%, tai miestai bus labai jauni, tuo tarpu, kai Europoje miestai labai sensta. Miestai suvartos apie 70% visos energijos ir kitas 5 megatrendas yra ištekliai. Taip, kaip aš jau minėjau, ištekliai taps labiau prieinami, bet apie 30% dar per 15 metų padidės energijos suvartojimas, apie 50% visos suvartojamos energijos 2030 metais bus atsinaujinanti energija. Apie 50% pasaulio gyventojų jaus trūkumo gėlo vandens 2030 metais ir visa tai, kad takos ir tam tikrą klimato kaitą. Ir šešta tendencija, kuri yra pasiekmė nuo visų tokių prieš tai ėjusių tendencijų, jinai labai yra susijusi. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos sektorių taps sveikatos apsauga. Jis sukurs apie 10% viso pasaulio BVP, kaip išlaidų, taip ir pajamų. Ir pasislinks nuo ligų gydymų prie ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos. Taip, tai ten bus didžiausia dalis išlaidų ir tuo tarpu ir gaunamų pajamų. Taip pat sveikatos apsauga labai pakeis naudojamas skaitmeninės technologijos ir naujos farmacijos kuriami vaistai, naujos technologijos, ten genomika, genetika ir taip toliau, ir atsiras individualizuotų vaistų. Jungtinės karalystės
Įdarbinimo ir kvalifikacijos agentūra panašų tyrimą paskelbė 2014 metais ir jie dar kokias tendencijas išskyrė, kurios buvo nepaminėtos prieš tai. Tai vienas iš tokių tai yra pažangi gamyba arba smart technologies panaudojimas, moterų aktyvumas darbo rinkoje. Taip, jau dabar 2016 metais apie 70% kasdienių finansinių sprendimų priima moteris. Todėl verslai stengsis labiau orientuoti savo prekės, paslaugas, marketingą į vartotojus moteris. Taip. Dar po kelių metų labai suaktyvės, aišku, robotika, autonominis transportas, dirbtinis intelektas ir pažangios medžiagos, biotechnologijos ir genomika. Taip pat buvo išskirti 4 pagrindiniai scenarijai, kaip galėtų keistis darbo rinka. Tai visų pirma, verslas taps laisvesnis. Tai vienas iš priežasčių, kodėl taps laisvesnis, tai mūsų darbo vietos pakeis truputėlį įsivaizdavimą tokios fizinės darbo vietos, kaip dabar aš galėsiu dirbti iš bet kurios vietos ir todėl ir kita prasme lankstumas atsiranda. Mūsų laikas tarp mūsų darbo laikas, namų laikas, poilsio laikas, jis susiniveliuoja. Taip? Mes visą laiką esame ryšio zonoje, prie mūsų visada galima prisiskambinti ir lyg tai mes visą laiką dirbam. Prarandamas tas darbas nuo 8 iki 5. Kita visiškai tendencija ir galimas scenarijus tai yra gebėjimų paklausa, kaip ir Vita prieš tai sakė, žinios, todėl kad tendencijos labai greitai keisis, žinios labai greitai sens. Ir atsiras poreikis tam tikriems išugdytiems gebėjimams, universaliems gebėjimams. Ir vienas iš tokių gebėjimų yra nuolatinis mokymasis arba mokymasis visą gyvenimą. Ir iš tų pagrindinių gebėjimų ekonomikai ypatingai reikalingi bus gal tokie 2. Tai inovacijų kūrimas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas. Be šito negalima kurti tam tikrų inovacijų. Jeigu dar įdomi ta 4 tendencija, tai visuomenė galėtų pasidalinti į 2 tokius polius. Viena visuomenės dalis viską turės, o kita visuomenės dalis nieko neturės, bet čia yra Jungtinės karalystės prognozė. Aš labai abejoju, kad šitas scenarijus galėtų Lietuvoje pasitvirtinti. Taip pat buvo pamatuoti įgūdžių pastovumas. Vidutiniškai skirtingose verslo sektoriuose iki 35% įgūdžių, kai kuriuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip finansai, pavyzdžiui, arba investavimas, iki 43% visų įgyjimų įgūdžių bus besikeičiantis įgūdžiai, ta prasme, jų nuolat reikės atnaujinti, ta prasme, mūsų žinios labai greitai sens ir mums nuolat reikės mokytis tam, kad mes galėtume būti aktyvūs darbo rinkoje. Taip pat keisis ir mūsų darbo vietos, tai dėl pirmo to megatrendo skaitmenizacijos, taip, kai kurios darbo vietos automatizuosis ir mažės, tai tas juodas stulpelis, čia matote tokie, kai kas mažės, tai mažės visokiausias administravimas, besikartojančios funkcijos, kurias lengvai galima būtų pakeisti tokiom klik paslaugom, taip, aš per internetą galėčiau kažką tai padaryti ir taip toliau. Ir didės ten, kur reikės daugiau žmonių. Tai visų pirma, finansinės paslaugos, poreikis finansinėms paslaugoms, dėl kelių priežasčių, nes pirma tendencija yra mūsų pasaulio gyventojų labai jaunės ir atsiras labai daug naujų vartotojų, kuriems reikės tų naujų paslaugų. Ir rinka tampa globali ir finansinės paslaugos ir finansiniai instrumentai eis į tas labiau augančias rinkas. Taip pat poreikis bus darbo vietų susijusių su žmogiškųjų išteklių vadyba, nes ekonomika labiau judės nuo gamybos prie paslaugų. Ir taip pat, kaip matote, čia ir švietimas ir mokymai, ne tik tai dėl to, kad mokytis reikės visą gyvenimą, bet ir todėl, kad rinkoje atsiranda naujų, labai jaunų žmonių karta, kurios reikėtų mokyti. Taip pat keičiasi ir top 50 įgūdžių prioritetai nuo 15 metų iki 20 metų.
Į pirmą eilę išeina toks kritinis mąstymas, kai ir Jovita minėjo, ten emocinis intelektas, paslaugumas, kas paslaugų sektoriuje yra labai svarbu, ir pažintiniai gebėjimai, mūsų smalsumas, kritinis mąstymas ir ką mes norėtume padaryti ateityje. Taip pat Pasaulio ekonomikos forumas 16 metais paskelbė savo vieną ataskaitą ir paminėjo bazinius raštingumus, kurie apart gebėjimo rašyti ir skaityti, kas dar svarbu, kaip ateinant į darbą, ką tu turi mokėti iškart daryti. Tai programuoti, IT raštingumas, mokslinis raštingumas, tu turi būti susipažinęs su pagrindiniais fundamentiniais mokslais, tai biologija, fizika, chemija ir taip toliau. Finansinis raštingumas labai yra svarbus, nes kiekvienas žmogus bus atsakingas už savo finansus, investavimą ir finansinės ateities užtikrinimą. Ir taip pat labai bus svarbus kultūrinis ir socialinis raštingumas, nes mes vis bendrausim ir dirbsim labai globalioj aplinkoj, darbo aplinkoj, ir tas sugebėjimas toleruoti skirtingas kultūras, mokėjimas susitarti su jais ir kartu dirbti bus labai svarbus. Tai jeigu mes su jumis gyvensim iki 2100 metų, kokios galėtų atsirasti profesijos, taip, tai viena toks blogas futuristų think tank, jie publikavo 10 tokių profesijų, kurios galėtų būti po čia daug metų, tai gal mūsų anūkai ir dagyvens, tai maisto inžinierius, medicinos inžinierius, smegenų augintojas, klimato valdytojas, namų robotų programuotojų ir panašiai. Tai kasgi iš to viskas yra svarbu? Taip, tai yra visų pirma svarbu visos 3 grandys – šeima, mokykla ir universitetas. Taip? Nes be šeimos mes negalim pradėti ugdyti pagrindinių įgūdžių, tik mokyklų mes galim pastiprinti, universitetas gali duoti tik tam tikras profesines žinias, kurios reikalingos būti tam tikroje srityje. Antras svarbus momentas – svarbu ne pasirinkti profesiją, o pasirinkti sritį, o geriausia net ir 2 sritis ir ugdyti universalius įgūdžius. Taip? Nes reikės daryti ir labai dažnai reikės keisti darbą ir dirbti net ir tarp disciplininiai erdvėj. Ir paskutinis momentas, kuris išlieka toks tvarus, taip ir pastovus, visada bus svarbu talentų auginimas, talentų suradimas, o visą tai mes galim padaryti šeimoje. Ir paskutinis momentas, prie kurio norėčiau dar grįžti, ką parodžiau pradžioj, tai mes apžvelgiam tas pagrindinės tendencijas, pagrindinius trendus. Ar kas nors mato čia, ką nors jau mato? 3, kiek žmonių? Ką matot? Šunį mato kažkas, raitelį mato. Tai kol mes nežinom, kaip į tą paveiksliuką žiūrėti, taip, tai mes negalim nieko pamatyti. Bet jeigu mes pamatytume, taip, kas tai yra, tai paskutinis gebėjimas, kuris tampa labai svarbus, mokėti pamatyti tai, kas net nėra paslėpta. Taip, nes kartais mes dažnai net svarbu tai matyti, būti smalsiems, o to galima išmokti tik šeimoje ir iš savo tėvų. Gebėjimą pamatyti tai, kas net nebuvo paslėpta. Dar kartą, ar matot visi? Tai čia kaip egzaminai, žinot, atsakėte pagrindinį klausimą. Tai ir tikriausiai klausime labai daug klausimų, nes atsinešiau labai dar gerą labai knygą padovanoti, jeigu kas dar neskaitėt, Malcolmo Gladwello apie outliers arba išskirtis, taip parašyta, kodėl, gal atsakymų į klausimą, kodėl tam tikri žmonės pasiekia išskirtinių rezultatų. Pavyzdžiui, kodėl azijiečiai yra labai gabūs matematikoje. Kas yra 10 000 valandų taisyklė? Kodėl kada mes tampame profesionalais, nes atidirbtami toj srityje 10 000 valandų. Ir kodėl, pavyzdžiui, geriausi ledo riturininkai yra gimę sausio mėnesį. Tokie atsakymai, tai galėsit sužinoti, tai lauksime jūsų klausimų ir ačiū Jums labai uždėmesį.